Labą dieną, mėly mokytojai, mėly kolegos iš universitetų, iš mokyklų, iš konservatorijų, iš įvairių institucijų, susirinkę čia tam, kad atgaivinti save, atnaujinti žinias, pakrauti idėjomis. Ir pabandysiu pakalbėti greitai, kad, na, kaip čia pasakyti, po pietų žinom visi, ką reikia daryti. Ne? Tai kad taip nenutiktų, kalbėsiu greitai, garsiai ir trumpai. Pranešimas, kurį iš tiesų paprašė perskaityti konferencijos organizatorė iš tos dalyvavimo įvairiausiose asociacijos veiklose, skamba ambicingai. Tai tam, kad iš tiesų apžiūrėti, kas darosi Europoje, jau Lietuvoje nėra labai lengva išvelgti tas tendencijas. Europos sužiūrėti kontekstus yra labai sudėtinga, nes Europa yra labai didelė, Europa yra labai įvairi tiek savo muzikinio ugdymo formomis, tiek žmonėmis, kurie dalyvauja, tiek institucijomis, kurios yra atsakingos. Ir pirmiausia, aš pagalvojau žodžiu, na, kokiu pagrindu remtis, norint kalbėti apie Europos muzikinio ugdymo tendencijas. Aš pabandžiau išrašyti 12 asociacijų, kurios vienaip ar kitaip prisideda prie muzikos arba muzikinio ugdymo kontekstų. Ir šitą informaciją, nežinau, organizatoriam paliksiu tą skaidrę, jūs tikrai galėsite gauti. Ir čia yra nuo labai specifinių iki bendrųjų įvairiausių asociacijų veiklų. Ir iš jų visų aš norėčiau šiandien akcentuoti turbūt 3 ir aptarti 3, kurių veiklą aš daugiau ar mažiau žinau, o iš 3 2 asociacijų veikloje ir dalyvauju. Pirmoji asociacija tai yra Europos muzikos mokyklų asociacija ir Europoje tikrai yra platus muzikos mokyklų tinklas ir jų įvairovė tikrai labai didelė. Jeigu jūs apsilankysite tinklalapyje, jame yra patalpintas vienas informacinis leidinys, kuriame yra ir statistika, ir tokia analizė, kas yra veikiama Europos mokyklose. Tai netgi ir ta statistika, kuri šitame lange pristatyta, jinai rodo, kad įvairovė yra labai didelė ir samprata muzikos mokyklų yra labai didelė. Šitoje vietoje galima žiūrėti, kiek mokyklų, man įdomus buvo skaičiai, kiek mokyklų yra, meno mokyklų yra ir mokinių jose, atitinkamai gyventojų skaičiuje. Tai šitoje vietoje iš tiesų mes galim kalbėti apie Austriją, Čekiją, Švediją, Šveicariją kaip apie šalis, kuriuose pagal gyventojų skaičių tikriausiai daugiausiai vaikų yra įsitraukę. Įdomus duomenys lyginant, kiek vaikų iki 25 ir iš viso dalyvių muzikos mokyklų veikloje dalyvauja. Ir vėlgi mes čia matome, kad yra tokia įvairovė, vienur yra orientuota į mokyklinį ugdymą, kitur yra orientuota į visą gyvenimą muzikinį ugdymą. Labai įdomu vėlgi, kiek tos mokyklos dalyvauja asociacijų veikloje. Tai vienose šalyse visiškai visos mokyklos yra koordinuojamos ir idėjiškai apibendrinamos, kitose yra skaičiai tokie, pavyzdžiui, kaip Slovakijoje yra 157 muzikos mokyklos ir tik 5 asociacijos veikloje dalyvauja. Deja, šituose duomenys, tai yra 2011 metų duomenys, bet apie Lietuvą duomenys nepateikti, nors visą informaciją, daugumą iš tos statistinės informacijos šiandien galėjome girdėti viceministrės pranešime. Antroji asociacija, kurią aš tikrai labai mėgstu ir myliu, ir netgi ne tik tai mėgstu, bet ir myliu, tai Europos ankstyvojo muzikinio ugdymo asociacija. Jeigu kas nors esate žmonės dirbantys su šio amžiaus mokiniais, tikrai labai rekomenduoju pasižiūrėti jų tinklalapį ir nuvykti į kas 2 metus organizuojamas konferencijos, kur vėlgi labai tikslingai ir kryptingai susirenka ankstyvojo muzikinio ugdymo ugdytojai iš visos Europos. Ir matyt, aš nesu mačius nei vienos tokios šiltos, tokios nuoširdžios, betarpiškos, jaukios ir taip patriotiškai žiūrinčios į ankstyvą į muzikinį ugdymą, tyrimus ir praktiką asociacijos. Tikrai labai rekomenduoju, nes mano patirtis yra labai, žodžiu, na, tokia
šilti prisiminimai. Na ir galiausia asociacija, kuri Europos muzikos mokytojų asociacija arba Europos asociacija muzikai mokykloje. Ir jinai, nors vienyje pedagogus, mokslininkus, praktikus ir menininkus, bet iš esmės tai yra asociacija skirta bendrajam muzikiniam ugdymui. Tai yra mano veiklos sritis, tai yra mano tyrimų sritis ir aš tikrai visada mielai dalyvauju šitos asociacijos veikloje. 26 šalys dalyvauja ir internetinėme tiklalapyje jūs galite surasti visą informaciją apie tų šalių muzikinį ugdymą, mokytojų rengimą, įvykių šalyje, nacionalinės organizacijas. Taip kad, informacijos yra tikrai labai daug. Kas mane žavi šitoje asociacijoje, kad jinai gyvena ne tik tai nuo konferencijos iki konferencijos, bet iš tiesų ir meninius projektus, ir mokslinius projektus, ir organizacinius projektus organizuoja, ir leidinius, ir internetinis tinklalapis tikrai yra labai informatyvus. Na ir į konferencijos vyksta kiekvienais metais ir į ten kviečiami ir studentų forumai būna, ir doktorantų forumai, jau nekalbant apie mokslininkus ir mokytojus. Ir štai šitoje konferencijoje turbūt ir šitoje asociacijos, jos organizuojamuose konferencijose, man įspūdį daro, kad konferencija yra tematinė. Kiekvienais metais 3-4 dienos būna skirtos vienai kažkokiai tai problemai nagrinėti. Ir tokiu būdu nuvykęs į konferenciją, grįžti jau su pakankamu paketu tiek teorinių, tiek ir empirinių tokių žinių, kas vyksta Europoje, kokie tyrimai vykdomi. Tai prieš 4 metų teko dalyvauti konferencijoje, kur su moderniosiam technologijomis buvo. Prieš 3 metus buvo puiki konferencija skirta muzikalumui ir įvairiausiais pjūviais, ir vaikų, ir mokytojų, ir būsimųjų mokytojų muzikalumui. Ir jo ugdymui. Praėjusiais metais buvo dabar labai madinga tema, tai yra reflektuojantis mokytojas. Ir vėlgi ta refleksija nuo pamokos, nuo vertinimo ir įsivertinimo, iki studijų procesų, iki mokytojų rengimo, iki tyrimų. Tikrai įdomi ir šiais metais Kipre vykstanti konferencija, gegužės pabaigoje, yra skirta, tokiu labai įdomiu pavadinimu, žodžiu, kad kiekvienas gauna naudą, žodžiu, apie tai, ką muzika duoda, ką muzika gali duoti kiekvienam žmogui. Taigi, šitos asociacijos rėmuose yra dar vienas toks kaip padalinys iš kiekvienos šalies, taip skambiai gana vadinamas nacionalinis koordinatorius. Tai yra tiesiog vienas žmogus, kuris renka informaciją, kuris perteikia informaciją. Ir man visada būna įdomu tose konferencijose susitikti su tais kolegomis 25 šalių, 26 šalių ir tiesiog pirmasis būna klausimas, kasgi vyksta jūsų šalyje, kas per metus įvyko, kokie jūsų pagrindiniai rūpesčiai ir džiaugsmai yra. Ir čia šitoje vietoje įdėjau skaidrę su informacija apie praėjusiais metais pasirodusi tikrai gerą naujienlaiškį, tai yra meninio ugdymo pamoka, ką reikėtų keisti. Ir pagalvojau, kad nieko mes neišskirtiniai esame, visoje Europoje yra rūpinama, kad didesnis dėmesys yra skiriamas matematikai ir rašymui, o ne muzikos mokymui ir ne menų mokymui, kad meninio ugdymo disciplina yra ne visada svarbi. Tai žinot, taip kaip tam lietuviui sako, kuris ten sėdi kalėjime ir sako, ne aš viena sėdžiu. Tai čia irgi visada, žodžiu, smagu girdėti, kad tai yra bendros problemos ir tom problemom susitelkti sprendimus irgi yra smagu žiūrėti. Paryškinti tie dalykai, kurie matyti yra specifiniai problemos, specifinės mūsų lietuviškam kontekstui. Vis tik Europoje, ypatingai pietų, vakarų Europoje, didesnis dėmesys yra skiriamas ne rezultatui, bet procesui. Mes dar vis tik labai esame orientuoti į tai, kas iš viso to išeis. Ir mokytojas yra pagrindinis ugdymo dalyvis iki šiol, vėlgi
į vaiką orientuotas ugdymo procesas tikrai pagal proporcijas vakarų šalyse yra žymiai didesnis ir tai patyriau savo kailiu, nes vieno tyrimo duomenys teko pristatyti, žodžiu, ką mokytojai veikia pamokoje, kokia jų yra veikla ir prie manęs priėjo Olandija, sakė labai įdomus pranešimas, labai vertinga problema, bet mums tai buvo aktualu prieš 20 metų. Tai mums gal reikės 10 metų, kad mes įspręstumėm tas problemas, bet kad mes jas įspręsim, tai net nebejoju, žodžiu, nes noriu tiesiog trumpindama truputėlį, perverčiu skaidrės, parodydama, kad buvau pasiruošus daugiau, bet žodžiu, trumpinu. Ir iš tiesų, kad tie procesai Lietuvoje nestovi vietoje ir turi tendenciją plėtotis ir teigiamą prasme, tai susiradau vieną pranešimą, kurį prieš 5 metus dariau vienoje konferencijoje apie muzikinio ugdymo situaciją Lietuvoje ir vėlgi žiūrėjau per tas 4 prizmes - politika, mokslo būklė, muzikinio ugdymo situacija ir mokytojų rengimas. Tai peržiūrėjus ruošdamas į šitai konferencijai tikrai pasidžiaugiau, kad dauguma problemų, jeigu ir neįspręstos, tai tikrai nestovi vietoje ir yra sprendimo kelyje. Jeigu mes kaip muzikos mokytojų rengėjai kalbėjome prieš 5 metus, kad yra nemotyvuoti studentai, silpna materialinė bazė, minimali laisvė ir tos aukštųjų mokyklų ir mokyklų toks atitolimas, tai šitais dabar, nežinau, kažkuria tai dalimi gal dar irgi yra būdinga, bet iš principo šitos problemos, manau, kad jos tikrai yra labai sėkmingai sprendžiamos ir Asta gerbiama šitos konferencijos organizatoriai matyt, kad patvirtins, kad tikrai nestovime vietoje. Jeigu apie muzikinio ugdymo procesus, tai labai džiaugiamės, kad jie įgauna sisteminį požiūrį su reglamentuojančiais dokumentais, su atsirandančiam naujomis iniciatyvomis ir vėlgi ministerijos atstovė gerbiama Laima Rutkauskienė sėdi irgi galiu sakyti, kad tai yra tikrai matoma ir tikrai jaučiama. Labai mes diskutavome prieš 5 metus, kiek yra metodinių aktyvių būrelių veikla. Tai tą klausimą matyt būtų ir dabar galima pakartoti, bet nereikia įspręsti visko per 5 metus, ką mes veiktumėme. Mokymo priemonių ir vadovėlių stoka tikrai Lietuva negali pasiskūsti, matyt, kad mes dabar jau labiau stokojame pinigų įsigyti tiem vadovėliam, negu vadovėlių pasiūlos. Ir inertiškumas orientacija į rezultatą, vėlgi situacijos pokyčius aš matau, nors dar tos problemos nėra taip greitai sprendžiamos. Jeigu kalbėti apie pedagogikos mokslo situaciją, vėlgi silpnas mokslinis potencialas ir, žodžiu, prieš 5 metų buvo įvardinta kaip tų naujų jaunų mokslininkų nebuvimas, tai per pastaruosius 5 metus tikrai galim pasidžiaugti, 7 atsirado nauji daktarai, kurie atėjo su naujom idėjom, su gražiais darbais. Jeigu galvoti apie tai, kur dar mes turėtumėme sustiprinti pozicijas, tai viena iš jų muzikos pedagogikos mokslininkų lyderių nebuvimas. Ir jeigu manęs pataisys kas nors, žodžiu, sakys, kad mes turime lyderį, tai aš labai apsidžiaugsiu, žodžiu, bet tokių žmonių, kurie rašo ne straipsnius, bet fundamentalius darbus, kelia fundamentales idėjas, jas apgina monografijų ir tokių tikrai tyriamųjų darbų idėjinę, konceptualią prasme naujų darbų aspektų. Tai tikrai kol kas dar galėtumėm turėti ir daugiau, jeigu kažką ir turime. Silpnas tarptautiškumas. Ir čia yra mūsų tikrai didelė bėda, nes ir matote, ir muzikos mokyklų ten tuose duomenyse nėra muzikos mokyklų, ne dėl to, kad nebūtų Lietuvoje muzikos mokyklų, bet dėl to, kad lietuviai nedalyvauja tos asociacijos veikloje. Mes paprastai linkę matyti labiau rinktis tą kelią, kad kviesti užsienio lektorius į Lietuvą, negu patys dalyvauti ir dėl labai suprantamų priežasčių, bet tas tarptautiškumo didinimas, matyti, viena iš aktualiausių problemų būtų. Ir jeigu prisiminti ES konferenciją ir ES organizaciją,
Tai esame paprašyti svarstyti apie 2016 metų ES konferenciją Lietuvoje. Matyt, kad Lietuvai tai būtų mūsų didelis iššūkis, reikėtų konsoliduoti visus mokytojus, reikėtų konsoliduoti visas ugdymo institucijas ir atsakingus asmenis, tam, kad mes tą konferenciją tikrai galėtumėm Lietuvą ir muzikinį ugdymą pristatyti ne tik tai praktinėme lygmenyje, bet ir teorinėme lygmenyje. Na va, dabar jeigu kalbėti apie mokslinės idėjas, tai pabandžiau įskirti keletą idėjų, 5 turbūt ar 6 idėjas, kurios dažniausiai yra pasikartojančios dabar dalyvaujant įvairiuose renginiuose, konferencijose, seminaruose, stebint, kokie yra projektų šaukimai yra. Taigi, kas darosi su muzikiniu ugdymu, kur koncentruojasi, į kokias temas koncentruojasi dabar, na, tokia tiek praktinė, tiek teorinė veikla. Vienas tai yra dalykas, pirmasis turbūt aš išskirčiau, tai yra muzikavimas ir vaikų įtraukimas į veiklą. Tai yra nekalbėjimas, ką mes turėtumėme išmokyti vaikus, bet kalbėjimas apie tai, kaip įtraukti juos į muzikinę veiklą, kaip padaryti, kad jie dalyvautų pilną koją ir tada žiūrėti jau, ką jie iš to gauna. Dalyvavimo, praktinio dalyvavimo aspektas tikrai yra dominuojantis. Ankstyvasis muzikinis ugdymas. Kiekvienoje konferencijoje yra tam tikra interesų grupė, kuri būtent šitas problemas nagrinėja. Ir vėlgi, jeigu vesti paralelę su Lietuva, tai ilgą laiką buvusi, na, tokia pakankamai gerai reglamentuota, turinti idėjinį pagrindą. Dabar ankstyvasis muzikinis ugdymas, praktinėme lygmenyje jis vyksta tikrai puikiai, bet, žodžiu, bet teorinėme lygmenyje mes tikrai stokojame darbų. Ir už tą praktinį lygmenį aš dar kartelį norėčiau padėkoti gerbiamai Beth Bolton, kurios indėlis į Lietuvos ankstyvą į muzikinį ugdymą yra tikrai labai didelis, su to 12 kartų atvažiavimo į čia. Trečioji tema būtų liaudies muzika ir liaudies muzikavimas. Ir čia šituo aspektu kiekviena šalis tikrai labai brangina savo tautinę ir nacionalinę kultūrą, tačiau jos dalyvavimas ugdymo procesuose nėra vienareikšmiškas. Ir vienoje iš konferencijų mano kolegė skaitė pranešimą apie muzikinį tapatumą, apie tautinį tapatumą ir meninę, tai yra muzikinę veiklą. Tai labai gražiai išklausė ir pažiūrėjo dalyviai, kaip atrodo mūsų lietuvių liaudės šokiai, kaip atrodo lietuvių liaudės dainos, bet po konferencijos prie jos priėjo vienas turkas ir toliau priėjo vienas prancūzas ir sakė, labai įdomiai šnekate, bet mums tas yra neaktualu. Tai žodžiu, tas liaudės muzikavimas, jis tikrai yra nepaprastai aktualus mažoms tautoms, kurie stengiasi išsaugoti savo identitetą ir tai yra ta tema, kurioje mes, negalime lygiuotis matyti su tom didžiosiom tautom, kurios savo gyventojų skaičiuoja milijonais. Smegenų tyrimai. Labai moderni tema ir tikrai kiekvienoje respektabilisnėje konferencijoje surasime žmonių, kurie stengiasi pagrysti, kas vyksta su vaiku, vyksta ne tik tai tokiam samprotavimu, bet ir tyrimų lygmenyje. Tai viena knyga, kurią man pavyko surasti, ir čia yra keletas teiginių, kas darosi su tais vaikais, kurie dalyvauja muzikinėje veikloje. Tai turi didesnės smegenis, geriau perduoda nervinių impulsų greitį, sklandžiau kalba, geriau supranta kitų kalbą, pasižymi geresniais matematiniais gebėjimais, turi savikontrolę, savęs ir kitų suvokimą, labiau sąveikoje su bendraamžiais ir jiems padeda. Tai vėlgi tie teiginiai, kurie yra paremti ne nuomonė, bet paremti tyrimais ir juos galima įdėti. Man įdomi skaidrė, žodžiu, kaip dalyvauja smegenys muzikinėje veikloje. Ir jeigu mes esame įpratę sakyti, kad muzikinėje veikloje tai dešinysis smegenų pusrutulis, ar ne, jau matematikoje ten kairysis, o muzikoje dešinysis. Tai labai gerai rodo skaidrė, kokios smegenų dalys dalyvauja skirtingose muzikinėse veiklose. Ir štai šitomis, sakykime, muzikinėmis veiklomis mes tikrai galime grįsti mūsų tą kompleksinį muzikinį ugdymą, sakydami, kad vaikus tikrai įtraukti dera į įvairias veiklas.
ir žodžiu, ir tokiu būdu įdarbinti jų smegenis. Irgi viena skaidrė, žodžiu, kalbanti apie muziką ir apie dainavimą ir matote, kaip yra aktyvuojamos smegenų sritys. Kalboje yra kairysis pusrutulis, muzikoje dešinysis, o kada yra dainuojama, kalba ir muzika yra tobulai susiharmonizuoja mūsų smegenų veiklą. Tai išvada būtų dainuokime, ar ne? Ketvirtoji tema būtų, kurią galima irgi išskirti, tai yra muzika bendruomenėje ir bendruomenėje plačiaja prasme, ne tik tai, kas vyksta tame reglamentuotame ir formaliajame ugdyme, bet ir už mokyklos, už muzikos mokyklos ribų. Tai yra tie procesai, kurie yra susiję su dalyvavimu įvairiausių centrų, asociacijų veikloje. Muzika joje tikrai vaidina didelį vaidmenį ir kalbant apie muzikinio ugdymo procesus, vėlgi Lietuvoje tyrimų šitų aspektų stokojama, nes muzika, vėlgi prisiminus ankstesnių pranešėjų idėjus, muzika mus supa nuo ryto iki vakaro ir nuo gyvenimo pradžios iki pabaigos ir kažkaip mes tik tai labiau koncentruojame dėmesį į formalų ugdymą, ką mokytojas daro, ką auklėtojas daro, tuo tarpu koks muzikinis ugdymas vyksta arba ugdymasis vyksta neformaliajame ugdyme, vėlgi tikrai nemažesnis negu mokykloje. Muzikinis kūrybiškumo ugdymas ir pagal knygų skaičių, dabar paskutiniųjų metų knygų skaičių, jūs tikrai matote, kokia gausi literatūros krūvelė susidarytų ir šituo atveju kūrybiškumas dabar yra viso pasaulio topas ir jo tyrimai, muzikinio kūrybiškumo tyrimai yra dabar plačiai plėtojami, kas įdomu, kad yra kalbama jau dabar ne apie vieną kūrybiškumą, bet turbūt paskutinė knyga Musical Creativities, štai šitą. Taip, čia yra nelabai gal matosi, bet lyderis dabar muzikinio kūrybiškumo tyrimų Pamela Burnard. Ir kada mes pernai vėlgi konferencijoje klausiau, sakiau, tai vis tik jeigu tau reikėtų pasakyti muzikinį kūrybiškumą, kasgi tai yra, tai jos atsakymas buvo labai toks diplomatinis, sakė, tai priklauso nuo. Ir iš tiesų koks tas muzikinis kūrybiškumas priklauso, kokiame žanre yra, su kokioje sudėtyje, kokiame proceso kontekste yra. Tai kūrybiškumas nebūtinai turėtų būti suprantamas, kad turiu sukurti kūrinį, kažką tai palikti. Bet kūrybiškumo įvairiausių atmainų. Na ir penktoji tema tai yra informacinės komunikacinės technologijos ir muzikinis ugdymas. Ir vėlgi visiškai aišku, kad reikia naudoti, visiškai aišku, kad muzikinis ugdymas be informacinių komunikacinių technologijų dabar jau turbūt negalimas, jeigu norime būti šiuolaikiški, bet iki šiol tiek ir Lietuvoje, bet ir Europoje taip pat stokojama tokių tyrimų. O ką vis tik duoda? Ar tai yra, kad tai yra atraktyvu ir motyvuoja mokinius? Tai lyg tai yra aišku, bet ar tai yra įdomu, ar tai yra edukacinė prasme prasminga, tai vėlgi tyrimais dar kol kas nėra pagrįsta. Aš buvau labai greita, tikiuosi, žodžiu, ir paskutinę tai minutę su komentarui paliksiu apie tai, kad visada pagalvoju, kokią paskutinę skaidrę uždėti ir kokią nuotrauką ar paveikslėlių iliustruoti. Ir šiuo kartu, pasirinkau štai tokią, galvodama, kad štai ta raudona spalva, tai yra tas džiaugsmas, kurį mes išgyvename dirbdami šitą darbą. Tai yra tas džiaugsmas, kurį mes turėdami profesiją muzikos mokytojas ir gali suprasti, kad tai yra mūsų čia gyvenimo kontekstas ar muzikinio ugdymo kontekstas, bet turbūt reta specialybė gali pasigirti, kad mes savo darbe turime tikrai labai daug gražių, šviesių ir ryškių spalvų. Ačiū labai, su pagarba visiems mokytojams.